Smetonos asmenybę ir palikimą. Ir tuo pačiu tasai visas vertinimas kažkokio istorinio asmenybių vis vien yra aktualus tam bendram supratimui mūsų visuomenės. Ir čia irgi, kai aš dariau tokį tyrimą apie kokie dalykai yra parašyti, pavyzdžiui, apie jūsų ten ką esate pasisakė arba ten rašę, aš radau, kad tenais buvo Andrius Bitautas ar jis savo recenzijoje buvo paminėjęs, kad kažkokia buvo apklausa, kad tenais apie šimtmečio reikšmingiausius lietuvius. Ir kad buvo suskirstyti į kažkokį tokį akademinio elito kažkokį vertinimą ir tada kažkokių kasdienių neakademinių pasaulyje susijusių ir žmonių vertinimų. Ir tenais buvo, kad top vienas publikos buvo Smetona, o numeris 2 buvo Brazauskas. Kol tenais to Grifinėvės vertinimas buvo šitas Jonas Basanavičius ir Vytautas Landsbergis. Kažkokį takoskyrą biškį. Ir galbūt mums įdomu įsigilinti, kodėl ta takoskyrą yra ir apie ką galime realiai pasakyti apie vis vien istoriškai svarbų asmenį. Tai gal kaip tokį dalyką įvadinį, man būtų įdomu šiaip bendrai nuotaikas įsivertinti. Pasakau vardą pavardę Algirdas Brazauskas. Koks pirmas žodis šauna į galvą? Man? Taip. Startas. Ir dabar aš turėčiau sakyti Gazas, ar kaip čia? Ne, bet man tai patriarchas. Vienas iš patriarchų, aš manyčiau. Kokios nuotaikos? Prašau, Antikas. Policija. Dominai, kas tau šauna į galvą? Vienas žodis. Kompartija. Kompartija. Gerai, puiku. Nesu labai gerų nuotaikų šiandien. Nes labai įdomumas, ar man kaip žmonės kažką atsimena, kai tarsi nemaža dalis net nėra matę ar gyvenę arba panašiai. Tai tą vaizdinį kokį, kurį mes ir diskutuosime šitą temą, kur vis vien galbūt reikia pradėti nuo pradžios, išminties posūkis. Tai tiesiog, tokiu bendriniu prasme, ką mes žinome apskritai apie Algirdo Brazausko tą pradžią viso gyvenimo jaunatvę, kur tenais užaugo gimsta Rokiškyje, vėliau iškeliavo studijuoti į Kauną ir tada prisildo visas tas įsidarbinimas į tuos visus procesus, ką mes žinome. Čia man klausimas? Nu, visiems. Kas jeigu turite pasakyti, vėlai irgi klausimą. Tai tikrai aš galiu pradėti papasakoti, kadangi apie tai rašiau ir aš būtent rašiau apie jauną Brazauską, apie komjaunuolį Brazauską, apie studentą Brazauską ir kaip jisai pradėjo veiklą iki... Aš tiesą sakant, šitoj knygoj jūs turbūt matėt, nežinau, ar matėt, ar skaitėt, Nerija sakė, neskaitė tokių knygų, sakė. Pavarčiau ir tai pavartė. Nu, rimtai varčiau. Norėjau skaityti, bet iš principo neskaitė. Bet aš iš pradžių norėčiau pasakyti, kad tikrai labai įdomu ir džiaugiuosi ir ačiū Rokai už pakvietimą, nes prisiminiau tokį dalyką, kad pats Brazauskas, Algirdas Brazauskas, kada jau jisai po prezidento, ar jau nebuvo prezidentų, jisai čia apsilankė. Jis čia apsilankė ir nelabai norėjo būti klausomas, nes ten buvo ir protestų. Ir čia faktiškai tuo metu ir pradėjo gimti tie mūsų šiandienos didieji protestų iniciatoriai ir organizatoriai. Nes nuo čia prasideda, galima sakyti, nes tuo metu komunistui Brazauskui buvo sakoma, kad ne vieta lankytis tarptautinių santykių institutą, čia ne ta vieta, kur gali jisai kalbėti. Ne? Dabar tai patys organizatoriai jau organizuoja mitingus, tuos plačius, jau kur sutelkia visuomenė, šalin rankas nuo laisvo žodžio. Ne? Aš nežinau, ar čia galima kažkokį tai turbūt. Vis tiek istorikai mes mėgstam matyti sąryšius, ar ne tokius ryšius, tęstinumą, visą tą tai. Bet aš matau taip pat, kad ir keičiasi politinė kultūra, kad keičiasi
Ir tie patys Brazauskai, aš suprantu, kad jūs esate politologai, būsimieji politologai, politikos mokslų atstovai, jums įdomus tas vertinimas, istorinė atmintis. Ir man labai įdomu žiūrėti, kaip jisai keičiasi tie vertinimai Brazausko, kaip jie dabartinėme kontekste, neprisimenamas Brazauskas. Faktiškai žiūrėkit, kokią vyriausybę dabar turime, ne? Kaip kairiųjų LDP ir dažnai pasakoma, ką sakytų Brazauskas, ne? Kad Brazauskas būtų kritiškas šitos vyriausybės atžvilgiu, ne? Na, tokie vertinimai yra, ką kalba Landsbergis, ne? Ir kiti, ką kalba, jau, ta prasme, mes nematom tų, to didžiojo 90-ųjų metų susipriešinimo, ne? Jau nematom tokios ir kritikos, ne taip, kad kritikos, puolimo, netgi sakyčiau jo atžvilgiu, asmens jo atžvilgiu, ir priimama kaip natūralus, kaip didelį poveikį, istorinį poveikį ir netgi pozityvų poveikį, net iš kritikų, buvusių kritikų. Jisai vertinimas kaip pozityvų poveikį atlikęs vadovas. Iš pradžių, sąjūdžio metu, nelendant jau į tą sovietmetį, nors aš norėčiau daugiau apie jį pasakoti, būtent apie sovietmetį, nes aš bandau įsivaizduoti, koks jums Brazauskas yra, nes galbūt jūs žiūrite, aš bandau įsivaizduoti, kad galbūt, kai man kažkada tai buvo Brežnevas, ne, ten kažkaip tai, kol nepasidomėjai, kol negalėjau domėtis jo asmenybę, charakterių, geografijai, kitais dalykais, tai irgi taip galbūt atrodė, kaip korupcija, labiau žodžiai pasakymai, ne tokie, kad nuobodus, stagnacija, kiti dalykai, partija, kompartija iš karto, net tokias stagnuojantis žodis galbūt yra. Bet vėlgi, kai pradedi ieškoti, ką Raukai pats ir užsiminėte, apie jaunystę, vaikystę, tai tikrai aš radau labai įdomių dalykų, teko ir rinkti, ir tą, ir jo dienoraščius paskaityti, vaiko dienoraščius, tai yra paauglio dienoraščius, 16 metų, 49 metų, tiesą sakant, dienoraščių bandymus, tokius, žinot, mokyklinius. Po to rašinėlius teko paskaityti, tai yra, kai keisi mokykloje, jie lankė mokyklą, pavyzdžiui, ten jo pagalba kolūkiui rašė tokį rašinį, ne, 50 metais, 51. Ir klausimas man buvo, kaip Brazauskas, kaip jisai tampa, dėl ko jisai tampa tas Brazauskas, ne, iš kur jisai toks. Tai iš tiesų pamatai tą kartą, tą 30-ųjų kartą, jisai pats gimęs 32 metais, kurie tos smetoninės Lietuvos mato labai nedaug, po to vokietinės, nacijų laikotarpis, ne? Ir po to tas sovietmetis, 44 metai, natūraliai klausimas, ką jisai žinojo apie partizanus, ir jisai matė tą partizaninį karą judėjimą, tai iš tiesų pamatai, kad jo brolis Gerardas amžinatilsį, kiek man pasakojo, jie ten matė tos ir sušaudytus partizanus ir paguldytus, jie matė kartu su Krovičiu žinėdami ir net užkastus į sniege partizanus, nes kai buvo sušaudyti, jie kartu tenais atseit slidinėjimą matė. Bet taip pat ir labai įdomu pasižiūrėti tą sovietizaciją, tą vykdomą Lietuvos jaunimo Stalino metu sovietizaciją. Man teko pasižiūrėti ir mokyklinės programas, ir jo tos pažymių knygelės, tas vadinamas, kurie mokėsi. Kiek jie mokėsi ten, kad rusų autoriai, pavyzdžiui, per lietuvių kalbos pamoką, Puškinas tema, ne, yra. Tik tai lietuviškai. Ne tai, kad per rusų kalbos pamokas Puškinas ir rusiškai. Tai ten tikrai tokių įdomių dalykų, bet ką, jeigu taip reziumė, tenais, ką aš matyčiau, tai būtent jo valingumą, Brazausko sportiškumą labai didelį, tai yra sporto dvasia, norą pirmauti, norą laimėti, didžiulę charizmą, kurią daugelis amžininkų ir papasakoja, ir atskleidė ir sakė, kad, nežinia, atrodo, žmogus neina per galvas, bet natūralų turi lyderystę. Tiesiog į jį iš karto dėmesys. Jis atrodydavo, kad jis nekonkuruoja, nesipeša, nebando įrodinėti kažką, jis kalba natūraliai ir vis tiek žmonės paskui jį seka. Ir tai buvo netgi, jeigu imsime, netgi studijų laikus, kai jisai dar studentas buvo, jis ten buvo renkamas, ne tai, kad į komjaunimą, jis kažkaip labai įdomiai, kad iš mokyklos atėjęs įstojęs į komjaunimą 49 metais, jis ten, aišku, galvoja apie studijas, apie sportą, bet ir pirmam kursai straipsniuką parašo, kaip tenais, kodėl jis taps tarybiniu, reiškia, inžinieriu. Ir po to dingsta, iš komjaunimo dingsta. Po to, žinot, tas visas laikotarpis, kai jisai dirba inžinierių ir jau tenas, kas yra įdomu,
jis tampa partiečiu, o į partiją įkalbina senas smetoninis inžinierius, kuris pasako, reikia stoti į partiją, o reikia stoti į partiją, nes jeigu neįstosi, tai važiuos kiti, bus direktoriais, kiti viršininkais, lietuviams reikia eiti į partiją, į kompartiją, ne? Bet kas labai įdomu, kad kai buvo jau ta partinė organizacija, tiesą sakant, dabar mano yra tyrimo objektas ir aš turiu projektų tokį apie tas pirminės partinės organizacijas, kodėl stojama į partiją, koks santykis, kas yra pirminė partinė organizacija, ne? Tai, ir tas visas, kaip tu matai, tai pamačiau, kaip Brazauską partiečiai, ypač rusakalbiai partiečiai, auklėja. Kai jie ateina ir sako, kad tu ne taip darai, kad išsako kritikos. Ir kad jis yra paragantiškas, kad jisai neklauso senų partiečių, ką turi partietis skaityti, kokias knygas, jisai to neskaito. Jisai užsiema buriavimą, ne? Dar medžioklė neužsiema toliau. Ir kas įdomu, kad jisai netgi į parkomą, jeigu nebuvo išrinktas, tai jeigu taip supras, kad tuo metu vadovas įmonės būtinai turėjo būti komiteto narys, partinio komiteto, įmonės organizacijos, ne? Ir jeigu jo jau neišrenka į tą parkomą, tai čia jau yra, jau čia įvykis, ne? Tai reiškia, jis neturi kolektyvo darbo, kolektyvo pasitikėjimo. Bet tuo metu jisai kažkaip tai išlaviravo. Ir galima sakyti, va, tas tikrai nuostabi karjera, įstabi, gal sakysim taip, keista karjera. Kai jisai nuo technokrato, tiesiog ne per partinę liniją ir netgi galbūt šiek tiek gavęs pagalbą nuo partinių, kur veikėjų. Vėliau staiga iš plano komiteto peršoka per kelis laiptelius ir tampa CK sekretorius pramonei ir ekonomikai 77 metais. Ir čia tikrai labai atsiskleidžia labai įdomi paletė, tuometinė situacija, tas socialinis lygtas, kurio pasinaudojo Brazauskas. Nes tuo metu, žinot, žmogus, kuris neturėjo netgi partinio sekretoriaus, neturėjo darbo partinėme komitete patirties, jisai tampa CK sekretoriumi. Ir faktiškai nurodinėja kitiem partiniam, netgi skyrius turi savo partinius, pavyzdžiui, kaip ten pramonės skyrius, prekybos skyrius, statybos, kuris kuruoja pats jau kaip partinis vadovas. Tai tas labai įdomu ir čia galima tikrai išnekėti, bet jau mes čia su Roku šiek tiek užsiminėm apie Sniečkų, apie knygą Mariaus Samuževas Sniečkų, tai tikrai galima kalbėti apie to laikotarpio tam tikrą gerontokratiją. Pirmasis, kuris numirė savo mirtim poste sovietinėse respublikose, yra Antanas Sniečkus. Jisai buvo, jo vadovybė tiek buvo pasenusi, nusenusi, kad faktiškai tai sudarė tokį socialinį liktą, kad faktiškai Brazauskui galimybę teikia kaip jaunam, perspektyviam, gabiam žmogui, gabiam technokratui, iš karto šokti keliais laipteliais ir užimti tokias vadovaujančias pozicijas. O ten jisai jau gerai pasirodė. Bet man atrodo, čia jau truputį per daug atsiprašau. Tiesą sakant, stabdykit, nes aš apie Brazauską, kaip minėjau, galiu pasakoti, kalbėti, čia mano tema šiandien. Buvusi, bet vis dėlto prisimenu. Čia toks kaip, Saulius yra Brazausko mito kūrėjas, kaip jūs matot. Tai aš galiu irgi pasakyti savo, čia vat yra Algirdo Brazausko apsisprendimas ir aš turiu su jo parašu. Ir ne tik su jo parašu, jisai man tą knygą padovanojo iš savo išteklių. Tai žodžiu, turėjau progų tokių betarpiškų, nesakysiu aplinkybių. Ir, žodžiu, aplinkybės buvo politinės, labiau ne akademinės. Kada kitą kartą papasakosiu. Žodžiu, man kaip, kadangi jau čia Saulius ne tik apie jaunystę, bet man taip, būtent Brazauskas yra toksai, Saulius ir sako, turi labai daug gebėjimų, gabumų. Ko gero, nes karjeros sovietiniai sistemoje Lietuvoje vis tiek buvo vertinami gebėjimai, nes yra ta skirtis klasikinė. Raudonas ar specialistas, kaip ten išvertus. Pavyzdžiui, kai kuriuose respublikose į aukštus postus buvo statomi žmonės, kurie buvo, ta prasme, jie turėjo ideologiškai būti pajėgūs, bet raudoni turėjo būti, bet nebūtinai turėjo turėti kompetencijų.
Lietuvoje nusistovėjo toksai turbūt dėl, aš įtariu, ta prasme, dėl tarpukario Lietuvos įdirbio ir panašiai, nusistovėjo vis dėlto toks jau po Stalino mirties labiau tai, kad vis dėlto į postus buvo skiriami, kaip taisyklė, kad išimčių pasitaikė, Saulius apie tai yra rašęs, irgi skiriami pagal kompetencijas, vis dėlto buvo žiūrima į tas kompetencijas, kad visiškai nekompetentingas žmogus neužimtų, pavyzdžiui, statybų kokią aukštą postą, ar ne, kad neužimtų visiškai tame neturintis. Tai čia Lietuvoje tos kompetencijos buvo vertinamos ir Brazauskas jisai turėjo tų kompetencijų, bet aš galbūt apie truputį vieną dalyką, ko Saulius nepaminėjo. Jis priklauso tai 60-ininkų kartai, kuri Lietuvoje ne vienas iš jų padarė milžinišką karjerą, greitą, labai sparčią. Staigiai įstojo Kompartiją ir darė labai didelę karjerą. Į Kompartiją įstojo gal būdamas 24 metų Brazauskas. Gal 25, kažkur maždaug. Būtent tuo metu ir jis tuo pačiu metu jis jau greitai tapo Jesos vienu iš inžinierių, turbūt, Kauno hidroelektrinės. Dėl ko dabar Kauno hidroelektrinė vadinasi Brazausko vardu. Žodžiu, tai jisai yra iš tos kartos, nes o kodėl reikėjo tų žmonių jaunų, kurie jau tam tikrą išsilavinimą gavę sovietiniais laikais, tai man atrodo atsakymas yra paprastas, nes iš prieškario tų komunistų nebuvo daug, arba dalis jų visiškai darbininkai paprasti ir man atrodo, kad po karo, po Stalino mirties pats Sniečkus nelabai pasitikėjo kažkokių kitų krypčių žmonėmis. Ir čia Sniečkus protegavo, irgi Saulius apie tai yra rašęs, Sniečkus protegavo tam tikrus jaunus žmonės. Pavyzdžiui, aš galiu paminėti, kad iš tos pačios kartos yra Justinas Marcinkevičius, kuris greit įstojo į Kompartiją, padarė labai greitą karjerą. Aš nesakau, kad jie negavus, ir vienas ir kitas yra gavus. Bet čia yra toksai reiškinys, kai tu promotini į tam tikras vietas savo tokius jaunus žmonės, kurie, čia apie Sniečkų kalbų, kurie tave rems, nes jie yra tavo iš tikrųjų išstumti į tą karjeros kelią. Ir paskui, žinoma, jie tą karjerą labai sėkmingai darė, nes ten buvo ir daugiau tokių žmonių, kurie tą karjerą padarė. Tai čia, o kodėl, aišku, Brazauskas yra kilęs ne iš paprastų ten žmonių, iš tokių vidutinio sluoksnio, ir Sniečkus ne iš paprastų žmonių, sakykime, stambus ūkininkas. Ir man atrodo, dar čia irgi yra toksai, galbūt ir Sniečkaus toksai, tas paveldas, jo asmenis, kad jam buvo tos kompetencijos svarbios žmonių, nes jis iš aukštesnio sluoksnio, ne iš kažkokių darbininkų žemų. Tai čia turbūt klostėsi visa ta situacija ir veiksniai dėl labai įvairių dalykų, bet vis dėlto, kaip su Brazausku yra taip, kad jisai vienas iš tų komunistų, kuris darė karjerą, nuo jaunystės galvoja apie karjerą, nesvarbu, kas ten jį pastumėjo, nepastumėjo, jautė, kad turi gabumų. Pavyzdžiui, aš kai analizavau labiau ateizaciją, man irgi buvo įdomu, pavyzdžiui, tie tokie atvejai, kai kunigas staiga atsisako tikėjimo ir tampa ateizmo propaguotojų, ten Jonas Ragauskas buvo toksai. Man buvo labai įdomu, jo motyvai, kokie buvo jo motyvai, nes panašu, kad jisai tą tikėjimą kažkiek buvo praradęs, bet klausimas, kodėl tapti ateizmo propaguotojai, ar ne? Nes tų praradusių tikėjimo kunigų buvo ne vienas, bet kodėl tu staiga į kitą pusę išsiverti. Ir jisai yra tą paaiškinimą teikęs, jisai sakė, kad tai buvo vienintelė galimybė man, kadangi aš jaučiau talentą, jis taip tiesmukai nesakė. Tai buvo vienintelė galimybė man išvystyti reikšti savo talentą. Nes kai atėjo sovietai, suprato, kad kunigams jau čia nelabai jau elitas jie bus ir taip toliau, ir represijas ir visa kita. Tai aš manau, kad nemažai dalį jaunų žmonių, kurie jautė kažkokius gabumus, gebėjimus, jie rinkosi karjerą. Ta tokia ir Brazauskas rinkosi, stojo partijai, komjaunimą labai anksti įstojo. Tai galima įsivaizduoti, 49 metais įstojo komjaunimą.
partizaninis karas, žinoma, kad žinojo, kur jau ten nežinos. Ir čia akivaizdu yra tas ėjimas karjeros keliu. Ir taip ir ėjo ta karjera. Ir jeigu jau taip vertinti, tai aišku, man atrodo, kad jisai toksai vienas iš tų komunistų. Bet čia buvo klausimas, kurį atsiuntėt, apie tai, kodėl jisai ėjo politiką. Bet ten nebuvo jokios politikos, ten buvo grynai administraciniai postai, bet galbūt buvo išskirtinis Brazauskas, jeigu ne vien nuo jaunystės. Išskirtinis yra tas, kad jisai labai, jis pajuto tą politinį, jis sugebėjo veikti politiškai 88 metais, galima taip pasakyti. Man labiau jo išskirtinumas yra ne tas, ką Saulius pasakojo, kai jisai tada tapo CK. Tai yra, aš vis dėlto į tą žiūrėčiau kaip irgi karjeros tam tikrą įgymą nuoseklų. Jis turėjo gebėjimą, darė karjerą, bet 88 metų, kai iš tikrųjų prasidėjo sąjūdis, ypač dar gal prasidėjo sąjūdis ir Brazauskas iš tikrųjų jisai ėjo į tos mitingus arba į vieną iš mitingų ir jisai nebijojo kalbėti žmonėm ir jam pavyko. Man atrodo, kad čia buvo lūžis, kad jam pavyko, kad jis nuėjo kaip Kompartijos centro komiteto atstovas į sąjūdžio mitingą, ten po 88 metų, dabar tiksliai nežinau. Jo, ir jis iš žmonių gavo teigiamą feedbacką tuo metu. Ir man atrodo, kad čia ir prisiminimuose kiti mini, kad gal net jis pats yra tą paminėjęs, kad čia toksai vyko tam tikras jo ir apsisprendimas, bet čia apsisprendimas kitoks. Bet man atrodo, kad čia yra jo išskirtinumas iš kitų ten tų Kompartijos visų centro komiteto, kurie ten arba centro komiteto ar kiti atstovai, kaip koks Kraujelis ten buvęs radio televizijos vadovas, kuris visiškai priešingą kryptim nuėjo. Ir Brazauskas, tai, kad jisai pajuto, kad jisai gali elgtis kaip politikas. Man atrodo, čia jis kažkokia tai pas jį atsirado ta politiko rolė po to, ko kiti Kompartijos nariai nesugebėjo. Jie liko tokie administratoriai arba tokie, kurie norėjo, bijojo žmonių, sakykime taip. Ir taip pat iš Brazausko yra tai, kad jis nebijo žmonių, bet jis išlaikė ir tą Kompartijos tokį ideologinę manipuliacijos, kaip aš dabar galėčiau pasakyti, ne visai, ta prasme, jis nebijo žmonių, bet tikrai jais nepasitikėjo. Pavyzdžiui, man 89 metų vienas iš jo ten tų radio laidose, kuris jau pasisakydavo ten jau perestroikinis metas ir taip toliau, kai jisai sakė, jeigu mums bus įdomių žmonių nuomonė, mes jų paklausim. Žodžiu, čia yra viskas tas ir parodo. Jis nebijojo žmonių, kalbėjosi su žmonėm, bet vis tiek išlaikė tą Kompartijos supratimą, kad Kompartija žino geriau, kas turi būti. Ir man tas pas Brazauską, kad Kompartija žino geriau, kas turi būti, jį persimetė ir į nepriklausomą Lietuvą. Ir, pavyzdžiui, aš jau iki peršoku čia, nes mes jau tokią platesnę diskusiją. Ir man atrodo, čia irgi Roko buvo užduotas klausimas, kad jis labiau buvo premjeras negu prezidentas. Aš mačiau, čia yra šita knyga, pavyzdžiui, susijęs su to, kai jisai po premjero. Aš mačiau, kaip jisai nebetinka nepriklausomai Lietuvai kaip premjeras praktikoje. Jo elgsena su žmonėm ir taip toliau. Aišku, gal jau jo buvo amžius, jo metodai ir panašiai. Tai vis dėlto, kur aš matyčiau Brazausko viršūnę, 88 metai ir visas tas 88 metai aš matyčiau tam tikrą lūžį
Ir vis dėlto jau nepriklausomai Lietuvoje jis dėjo pastangas kažkaip įsikomponuoti, bet ir jis, ta prasme, bet jis jau buvo tam tikras, kaip jį pavadinti, kaip aš ir sakiau, tam tikras nuostatas. Metodai, konvencijos ir visa kita jau buvo tie, kurie tikrai nebeateities Lietuvai. Tai jis yra tam tikros epochos žmogus, gal jis yra tų epochų jungties žmogus, jeigu taip galima pasakyti, bet jau tikrai nepriklausomos Lietuvos. Tai čia apie tezes. Ir čia toks, gal minimaliai grįžtantis į tą visą, kaip čia pasakė, šiek tiek tą laikotarpį prieš tą visą lemtingą 88-uosius, ir per juos. Bet tą akimirką, kai jis dar nėra pačioje viršūnėje, kai jis dar yra toje beprasmičioje savo karjeros dalyje, kai čia kaip jau tasai prie to plano komiteto, ar teisėjai pasakiau, kur yra tas visas jau tas pramoninės politikos ir viso ko tasai organizavimas ir yra tas visas kažkoks tai vis vien didelis tas santykis su tojos partijos reikalais, kaip bendrai ta aplinka aplink jį matė jį. Nes teko matyti tam minimaliai pastebėjimą iš ten berods Justo Vinco Paleckio, kad tenais pagal jį, tai turėjo visados kažkokį minimalų baltavarniškumą, kad kažkas ne visai, nėra totaliai korektiškai ideologinis asmuo arba ten, kad kažkaip ten minėjo, kad ten nors galėtų tenai savaitgalius leisti tenai šiaip korektiškiau su ten kitais ten partijomis žmonėmis ten Vilniuje iškeliauti tenai su savo kalbų būriuotojais draugais ten kažką užsiminėti. Ir kad kiek realiai yra to kažkokio, nežinau, atskirumo nuo to vidurkio. Ir ar čia yra tik tais grinai tas, kad iš visų tų asmenybių turėjo tokią unikalią tą suderinimo ir žmonių kažkokį atliepimo ir išgirdimo kažkokį tą gebėjimą, nes ten teko irgi sakyti straipsnį vieną, jūsų ten Gaikovskai, kad ten vienas iš tų, kodėl buvo palankus tam Lietuvos LKP tam politiniam elitui, ir kad kažkaip gerai tenai suderindavo tą bendrą tikslą, pavyzdžiui, neplėtoti ekstensyvios pramonės ir kad kažkokį vidinį interesą partijos išlaikyti protingai kažkaip. Kiek yra to, visuomet, koks tas yra santykis tos partijos, kaip jis ją mato, kaip jį mato, koks tas ryšys tarp jo ir. Labai seniai, dar kažkaip, turbūt ir doktorantų nebuvau, dar istorikas, buvau studentas, man pasakojo tokį nutikimą apie Brazauską, kad, reiškia, CK valgykloje kalbasi tų funkcionieriai, o čia aktyvistai pasakojo, kurie partijos istorijos institutas buvo prie LKP CK, ir jie ten būdavo irgi leidžiami kartais pavalgyti, kažkur tai šalia atsisėsti, sudalyvauti toj valgykloje, papietauti ir kalbasi tų funkcionieriai. Ir man atrodo, tai turėjo būti laikotarpis po Tiškevičiaus mirties 87 metais. Ir buvo klausimas, tai kas dabar gali, kuris dabar iš jų čia? Tai vienas sako, gal Brazauskas, ar tas statybininkas, tai bus savo tiltus, tai bus stato ir toliau, sako, aiškinas. Iš tiesų, jisai tikrai nebuvo balta varna, jisai greitai mokėsi, jisai buvo labai imlus, gabus. Bet aš norėčiau pradėti nuo to, ko Nerija akcentavo vieną dalyką, kad būtent išėjimas į mases, kada vyksta tas kritinis dalykas išėjimas į mases. Dabar čia, žinot, mes svarstom, tai jis komunistas, tai jisai mūsų laikų, tai jisai politikas, tai jisai sąjūdžio žmogus, ta prasme, bendro to judėjimo, tautinio atgimimo žmogus, ar vis tik jisai toks komuniata, kuris tęsis tas, žinot, stumt-trauk, kaip status, Nerija, sako, stumt-trauk, ta prasme, palankios situacijos pasidarė, jam pliaukšti, jisai gerai nuėjo toliau, vėl pliaukšti, jisai toliau žengia. Toks behaviorizmas, toks, žinot, toks. Bet iš tiesų tai jis tas sąjūdžio momentas ir tas kalbėjimas mitinge
tai jau faktiškai jisai viską daug ką nurašo ir daug ką pasako. Faktiškai tam mitinge, birželio pabaigoje, tai tų delegatų 19 į konferenciją tą siuntimas ir tampa, kur atseit mitas yra, kad jisai pasakė, kol šitas Skuduras kalbės, aš nekalbėsiu, ne? Tai čia yra toks niekur nedokumentuotas, niekur neįrašytas, bet visų dabar staiga visų prisimenama. Bet kai paklausama žmonių, čia truputį ekskursas, kas stovėjo šalia, ar buvo taip? Ne, nebuvo. Bet vis tiek visi prisimena, kad Brazauskas tai pasakė. Tai čia galėsim sugrįžti, jeigu bus laiko ir noro apie tai pakalbėti. Bet tuo metu yra labai fainai, stipriai dokumentuota, kai Brazauskas iš pradžių bando vykti popieriuką skaityti, sakyti, išnekėti, kaip partinis funkcionierius, tai yra įprasta. O čia yra visa technika, čia yra rimtas dalykas skaityti iš popieriuko. Tai čia nėra įsimanymo, žinot, kad tiesiog nuovadas skaito iš popieriuko. Ten ties tuo popieriuku dirbo daug žmonių. Ta nuomonė jau yra išdirbta, atredaguota. Tu esi išreiškti tą nuomonę, bendrą, kolektyvinę nuomonę. Bet Brazauskas kažkaip paskaito iš popieriuko, minelį tai nelabai patenkinta, jisai susiviruoja visų ūkių, o čia Česlovas Laurinavičius prisimena, jisai buvo istorikas, politologas. Ir pasideda to popieriuką ir deda iš tai, ką jisai galvoja. Ir tuo metu gimsta Brazauskas, tas politikas, tas būsimasis prezidentas, lyderis, tas tikrasis. Bet tam, kad taip atsitiktų, yra visa istorija. Visai ta istorija ir gerai, Rokai, jūs sakot, nuo plano komiteto pradėti, pavyzdžiui. Jeigu pradedam nuo plano komiteto, tai ką jisai daro? Jisai daug dalykų derina. Ir jisai sprendžia tos dalykus, žinot, ne pagal tie partiniai nutarimai, jie svarbus, bet vis tiek tu turi gauti rezultatą, tu turi priimti sprendimą. Jisai nepopierinis tas sprendimas turi. Nerija sakė 74, kad tai yra Sniečkaus žmogus, Sniečkaus aplinkos keliamas žmogus. Iš dalies taip, jie visi buvo keliami tuo metu. Bet Brazauskas yra mažai susijęs su Sniečkum iš viso. Netgi jis po to tokiam Asprauskui veikėjui visą laiką prikišdavo, sako, klausyk, buvo Sniečkaus jubiliejus 70 metų, tu neįrašei mane, aš nedalyvavau tenais, nors jisai buvo jau ministro lygio, dar aukštesnis negu ministro lygio. Sniečkus jį mažai žinojo. Tiesą sakant, aš radau, kad tik vienam biure jisai pasisakė, CK biure. Jis pristatė planą, ten turbūt Drobnys Aleksandras, jo šefas, negalėjo dalyvauti, kaip plano pirmininkas. Jisai kažką ten pristatė tą. Daugiau su Sniečkum tokių kažkokių ryšių, santykių pas jos nebuvo. Bet su Griškevičium buvo. Griškevičius keitė 74 metais Sniečkų ir kada Sniečkus mirė, čia visa istorija rinkimų, politinių rinkimų, labai įdomi. Ir 77-ais, kada tampa Brazauskas, to jau sekretorių pramoniai, aš žiūrėjau jo raštus, parengtus raštus ir parengtus pasisakymus. Ten, žinot, daug yra nuredaguota, daug išbraukyta jo paties. Jisai kalbėdavo be popieriuko. Jis mokėjo kalbėti be popieriaus. Nors ten jam gal ir kažkas tas kalbas parašė, bet jisai turėjo kontaktą jau tais laikais, jisai jau mokėjo. Ir tai, kad jisai būtent pateko į Sąjūdžio laikų ir netyčia pateko, ir nepavaliai pateko. Nes faktiškai jisai buvo pakištas tenais. Jisai neplanavo tenais visai dalyvauti. Ten turėjo dalyvauti toks Lapinas, žinote, Lapinas Lionginas Šepetys, kuris faktiškai ideologija, sekretorius ideologija buvo, bet žinot, ką reiškia eiti Sąjūdžio tokį mitingą, sambūrį žmonių? Tai reiškia, yra reali galimybė save susideginti. Jeigu kažkas ne taip, tu reikia iš posto. Brazauskas suprato, kad jisai yra kamperis, kad jisai gali kažkaip ieškoti galimybių atsisakyti dar kažkaip. Jisai nuėjo, jis nebuvo labai patenkintas to dalyvavimo. Bet jisai sudalyvavo ir tai buvo kritiškai, jam tapo svarbiau. Ir po to jau Sąjūdžio laikotarpiu, žinot, čia, kaip Nerija sako, kad jisai geras strategas, jisai tą partiškumą tempė. Iš tiesų jisai tą turėjo. Bet jisai turėjo ir emociją. Jisai turėjo labai stiprią emociją. Jisai tikrai buvo žmogus pergyvenantis, išgyvenantis, nors kartu, iš kitos pusės labai kietos valios. Ir yra daug atsiminimų ir tos pačios Kristinos, kai jisai naktinė miegodavo, drąsiųjų kėdų skaitydavo. Bet čia yra istorija, ne? Bet yra kitas dalykas, žiūrėkit, LKP pirma partija, kuri atsiskyrė nuo visos Sovietų Sąjungos. Tai buvo didelis žingsnis, aišku, jisai manipuliavo, jisai sakė, žinot, čia ne aš Gorbačiau, čia žmonės, kodėl čia jie nusprendė. Aš tik tai pasakau.
Ir žinot, kada aš skaičiau visą tą stenogramą Maskvos plenumą, CK plenumą, kur įsivaizduokim, kad tūkstantinė minia, mes suvažiavimo rūmuose, Kremliuje, vyksta ir Brazauskas tribūnai, niekas už jį nestovi. Nėra taip, kad, žinot, liaudės deputatų, tenis kur Landsbergis išeina pašnekėti, žinot, su tarptautinė, kur labai drąsi kalba, fantastiška kalba, Vytauto Landsbergio, liaudės deputatų suvažiavime. Tai čionais irgi įsivaizduokit, kad yra CK plenumas ir visi eina į tribūną ir kalba. Nesitikėjom iš to Brazauskas, kas per žmogus, ir visi kiekvienas. Visi vienas eina. Niekas daugiau už jo nesistovi ir po to jisai grįžta į Lietuvą. Beriozovas tenais buvo tiek susimėtęs, kad jau galvoja, kad jį suims, jau Maskvoje neleis jam išvažiuoti iš Maskvos. Ir štai grįžta Brazauskas, nusileidžia jo lėktuvas oro uoste ir pasitinka žmonės su vainikais, su gėlėm, ir jis apsivertė. Jis tuo metu tiek buvo didelė įtampa, tiek, ir jis kaip tai antras toks momentas, emocinis išgyvenimas. Tai jeigu mes žiūrėsim per tą, aš pilnai sutinku su Nerija, ta emocijų istorija, jeigu pasižiūrėsim, kad tai išgyvenę žmogus ir jisai nebus niekada toks, koks jisai buvo anksčiau, bet ta patirtis išgyventa sovietmečiu, jinai irgi yra labai svarbi, nes jisai daug ko išmoko ir nelabai aš tikiu, kad jisai, tos partijų žmonės visą laiką labai tempia. Labai daug yra, tiesą sakant, labai nuoskaudų daug, bet kai aš darau interviu su buvusiais partiniais veikėjais, funkcionieriais, tai tuo metu, kurie ne taip sėkmingai Sąjūdžio laikų ir visais per tas transformacijas perėjo. Jie iš tiesų jaučia didžiulę nuoskaudą ir ant Brazausko. Jis sako, jisai galėjo, jis man nepadėjo, jisai galėjo, nepadėjo, jis nuo mūsų atsiribojo. Jisai pasirodo su Landsbergiu čia po Vingio parką vaikščiojo, o mes nežinojome. Vytautas Sakalauskas pasakė taip, kai buvo premjero tuo metu, ministrų tarybos pirmininkas, sakė, aš daugiau į biurą nevažiuosiu, ten Brazauskas tarėsi. Su Landsbergiu sako, man tai nėra ką daryti, mum komunistam tai nėra ką daryti. Jisai eina su Sąjūdžiu, viskas. Tai tikrai yra tokių momentų, tai kad būtų jisai toks labai partinis žmogus, jis daugiau buvo, sakykime taip, inžinerijos, statybininkų profesionalų klano galbūt tokių, atstovas, ir kuris tas idėjas ir atstovavo ir žiūrėjo labai technokratiškai į daugelį dalykų. Bet kad jisai turėjo tikrai stiprias emocijas, pergyvenimus tuo laiku, čia aš tikiu tikrai. Kažkaip reaguoti į tą patį, aš galbūt reaguosiu, ką Saulius sakė. Man galbūt su Brazausku yra, aišku, tas įdomiausias laikotarpis yra 88-90 metai. Ir šiaip, kad, tarkim, čia tai, kad siekia rezultato ir kitus dalykus, čia nėra išskirtinis kažkoks bruožas, aš manau, Lietuvoje labai nemažai buvo. Apskritai tas toks pastangos tų profesionalų siekti rezultatų, buvo toks gana įprastas dalykas, sakykime taip, bet man galbūt tas Brazausko vaidmuo, toksai jo prisimtas vaidmuo buvo tokio tarpininko, nežinau kaip jį čia pavadinti, bet jisai mėgino žaisti, rodyti tą tarpininką Lietuvos kompartijai, kai tapo pirmoji sekretorium turbūt irgi. Ir jisai mėgino rodyti tą savo tarpininkavimą tarp Maskvos ir Lietuvos, ypač tose visose pokalbiuose su Gorbačiovu, kai Sąjūdis pradėjo stipriau reikštis. Ir, čia aišku, ir man galbūt labiausiai kas kliūva, aš neneigiu Brazausko vaidmens, bet aš sakau, kad jo, tie visi metodai, elgsena yra visiškai tokie gana sovietiniai, net jeigu jisai buvo politikas, ir sakykime, jisai buvo tas perestroikinis politikas, taip galima sakyti. Pavyzdžiui, su Songaila, kuris buvo nuimtas, mes Brazausko net negalėtume lyginti, nežinau, nes Songaila buvo tas toksai klasikinis, tas, kuris išvaikė Laisvės lygos mitingą, Bananų balių, kuris organizavo 87 metais, sakykime taip, tai Songaila, jisai toks visiškai ir buvo toks diktatorius,
bet jis netiko net Sovietų Sąjungos kontekste, jisai netiko jau tuo metu į kompartijos centro pirmininkus, sakykime taip, jau tai buvo nebe perestroikinis, ta prasme, nebe perestroikinis pirmasis sekretorius. Brazauskas atėjo, jis atitiko tą perestroikinę pirmojo sekretoriaus tokius bruožus, tą mokėjimo kalbėtis, bet man tas jo tarpininkavimas ir tas jo gebėjimas manipuliuoti. Nes, pavyzdžiui, skaitant irgi tai, ką jisai kalbėjo 89 metais, kai tik Sąjūdis pradeda kalbėti apie tai, kad ten, turbūt 89 metų, nuo vasario 16 kažkur maždaug Sąjūdis pradeda kalbėti, kad reikia siekti nepriklausomas Lietuvos valstybės, Brazauskas pradeda kalbėti apie tai, kad taip reikia siekti Lietuvos valstybingumo, bet į tą įdeda visiškai kitas prasmes. Ta prasme, jis į tą įdeda tokio didesnio suverenumo nuo centrinės valdžios prasmes. Ir tas labai matyti. Jis, pavyzdžiui, tomis sąvokomis, jis labai mokėjo manipuliuoti tomis sąvokomis. Arba kaip tas kalbėjimas apie suverenitetą. Pavyzdžiui, jis labai daug kalba apie suverenitetą 89 metais, bet jis visiškai neturi galvoje, kad tai visiškai nepriklausoma Lietuvos valstybė, nes greta jisai pasako, kad čia Sąjūdžio keliami tikslai yra išankstiniai ir panašiai. Tai man, aš čia nesakau neigiamai, bet jis, man toks vaizdas, kad nuo 88 metų rudenį, kai jisai tapo to pirmojo sekretoriumis ir jis užsiėmė tomis, nežinau kaip tai vardinti, tomis manipuliacijomis, stengiantis išlikti valdžioje ir išlaikyti kompartijų valdžioje Lietuvoje. Tai čia dar tas, ne tik tai santykis su Sovietų Sąjunga, tai Maskvoje irgi buvo įvairių veikėjų tuo metu. Buvo konservatoriai, kurių Gorbačiovas bijojo ir kurie galiausiai mėgino tą perversmą įvykdyti. Buvo ir tokių dar labiau progresyvesnių negu Gorbačiovas. Tai toj visoje makaliniai Brazauskas žaidė irgi politinius žaidimus, ta prasme, išstodamas, pareikšdamas, kad taip ir taip, žinodamas, kad jo jau nebenubaus niekas, taip kaip būtų galėjo nubausti dar prieš kokius 6 metus už tokias kalbas. Tai žodžiu, ta visa perestroikinė dvasia Brazauskui paliko tos tokios, irgi veiklumo erdvės, kuriais naudojasi, jam turbūt tas irgi, nežinau kaip tam ta emocija, bet jam tas tiko. Ir tai, kad ką aš čia noriu sakyti, kad vis dėlto, jisai ir buvo tos kompartijos vadovas, kuris stengiasi, kad kompartija nesuskiltų, nors iš dalies suskilo dėl jedinstvininko atsiribojimo. Jisai stengiasi, kad kompartija Lietuvoje laimėtų aukščiausios tarybos rinkimus. Kai jau buvo galima rinkti iš Sąjūdžio kandidatų ir kompartijos kandidatų, ir jisai stengiasi, kad kompartija Lietuvoje netitrūktų nuo žmonių. Labai daug darė to, bet aš matau tame iš tikrųjų labai didelį pragmatinį interesą. Tos mėginimas išsaugoti valdžią, neleisti, kad tos pačios visuomenės nutrūktų ir kad kompartija atsidurtų kažkur nuošaliai, nes tokių rizikų turbūt vieną kitą kartą jau buvo. Ypač 89 metais klausimas, ar kompartija išlaikys kažkokį, nes tada tapo svarbus staiga visuomenės pasitikėjimas, bent dalinis, bent kažkoks. Nes jeigu tu gali rinktis iš Sąjūdžio atstovo ar kompartijos atstovo, pagal tas Sovietų Sąjungai prasidėjusios irgi teisinės reformas, tai tada buvo rizika, kad kompartija negaus tų vietų aukščiausias. Ta prasme, jeigu jinai būtų elgusis pagal Songailus, ta prasme, standartus. Tai man tai Brazauskas, toksai, nežinau, jis turbūt labai gerai pajutė tą situaciją, kuri tuomet buvo, jisai dėjo didelę, bet vis dėlto mano tas argumentas būtų,
kad jis visų pirma jisai buvo kompartijos pirmasis sekretorius, Lietuvos kompartijos pirmasis sekretorius. Ir man atrodo, dar tas, kad atsiskyrimas, tas Lietuvos kompartijos, jisai buvo tas sena Lietuvos komunistų įgyvendinta svajonė. Neabejoju, kad ir sniešius jam turėjo. Ta prasme. Nu, čia jau... Ar ne? Ne, aš abejau. Nu, gerai, čia. Kad turėti didesnį savarankiškumą ir, man atrodo, ta vizija būti gyventi taip kaip Lenkija, turėti panašų statusą kaip Lenkija, jinai visada buvo. Jinai visada buvo. Nu, aš čia dabar jau hipotetiškai svarstau, bet pavyzdžiui, tas noras didesnio savarankiškumo nuo centro. Bet kita vertus, išlaikant kompartijos vadovavimą ir valdymą. Jisai buvo visada. Ir Brazauskas tą realiai gyventino. Nes ta kompartija, jinai liko kompartija, kuri nori valdyti Lietuvą, net atsiskyrus. Čia buvo jo toksai noras ir tikslas. Tai na, čia jau svarstant apie tas elgsenas ir panašiai. Tai, na, žodžiu, tiek gal, nes noriu atsakyti jau. Rokai, čia vieni atsakinėjau man, dabar aš kaip ir turiu vadinti. Viskas svarbu, čia vis vien truputėlį elektrodą. 88 buvo truputėlį sąjungant, jeigu čia galime plėtotis. Ne, tai mes vis tiek... Tai su laiku, kad, dabar laukia... Kalbam apie politinį lyderį, mes čia nesiruošiam jo kanonizuoti. Ne? Čia vis tiek, kad jisai racionalus, pragmatiškas buvo, tai yra gerai, tai natūralu, visi politikai turi būti. Kad nori įtvirtinti, na, tarkim, kas ta kompartija jau buvo, ne? Nu, tarkim, dabar socdemų partija arba konservatorių partija. Nori įsitvirtinti valdžioje ir galvoja partietiškai. Tai kas yra blogai daryti, ta prasme, jeigu konservatoriai stengiasi įsitvirtinti ir turėti savo vyriausybę, ne? Ir jeigu lyderis partijos, na, to siekia. Tai, bet aišku, čia nusikalstama organizacija. Mes visą laiką nepamirštam, kad tai yra nusikalstama organizacija LKP ir yra teisės aktai, kiti dalykai jo. Tai čia yra tai. Tai tada, bet jeigu realybę žiūrėti, ne, tai vienas dalykas, jisai buvo pirmasis sekretorius, bet jisai klausimas, aš jau minėjau, kiek jisai buvo įsitraukęs į tuos partinius reikalus, į LKP reikalus. Faktiškai jisai buvo šiek tiek, vis tiek turėjo tapatybę truputį kitokią. Tai žiūrėkit, kas įvyksta 88-9 metais, jis apsisupa save tarybą, ne? Tokia taryba ne iš partijos atstovų kažkokių, iš rašytojų, iš ekonomistų, iš intelektualų kitų. Jis įsirenka tokią tarybą, su jais komunikuoja ir su jais tarėsi, kaip elgtis. Tai kodėl ne su komunistais, ne? Kodėl ne su CK, kažkokiu tai biurų, sekretoriato, ne? Jisai suranda kitas nišas, visai kitas, tarėsi su platesnė visuomenė, ne? Jis faktiškai, ta jo tapatybė, žino, tokia nėra visiškai, kad ta LKP, ką Nerija nori parodyti, kad tai ta stalininės, Sniečkaus LKP, Aš tai nesakiau. Aš tai nesakiau. Kurios nori kažkokias recidyvus, Brazauskas ištraukė ir tęsė, pratėsi jau mūsų, dabar aš pasikėsiu. Čia buvo visai ta mintis. Gerai, bet Nerija, gerai. Nežinau, apie rodą yra priklus dalykas diskusijai. Turi vis dar yra. Bet matot, dabar Nerija, jeigu kalbant apie Brazausko tą racionalumą, apsikasimą ir supratimą elgesio strategijos, tai tikrai yra žmogaus elgesys ir yra rolė, vaidmuo. Tai aišku, jisai buvo vaidmenį, jisai turėjo daryti tokius dalykus, ką jisai gali. Ir ten su ta Maskva, kaip aš minėjau, jau buvo sudėtingesni dalykai. Ne? Kitas yra momentas, žiūrėkit, jis buvo vienas iš retų žmonių sąjūdžio laikotarpiu, nepriklausomybės pradžios laikotarpiu, kuris turėjo ką prarasti. Vytautas Landsbergis neturėjo ką prarasti. Jam niekas negrasino, išskyrus sausio 13. Jau sausio 13 Vytautas Landsbergis gimsta, ne? Tada jau jisai įsitvirtino. Brazauskas prarado, jisai turėjo prarasti, jisai kaip LKP pirmasis sekretorius, 88 metais, jis turėjo žymiai didesnę galią negu prezidentas iš Respublikos, ne? Bet jisai galiausiai ir netekęs jos, ir atsitraukęs, jisai, kaip sakyti, nesiėmė jos bet kokiamis sąlygomis atgauti vėl. Ar jisai galėjo? Galėjo.
Prašau, pavyzdžiui, po Vytauto Landsbergio išrinkimo Seimo pirmininko, aukščiausios tarybos tuo metu, tai buvo pradėti rinkti balsai, kad būtų rinkimai ir kad Brazauskas, jis tuo metu žymiai populiaresnis buvo už bet kurį politiką Lietuvoje, tuo metinį. Jis būtų laisvai rinkimuose nušlavęs ir jeigu įvyktų rinkimai, jisai taptų Lietuvos vadovu, ne? Bet jisai sustabdė šitą reikalą. Jisai sustabdė, nes tai buvo pavojinga. Pavojinga Lietuvai, ne? Šitos dalykus. Įkišti takoskyrą, kalti priešpriešą tuometiniai visuomeniai. Jis sustojo. Galiausiai kitas momentas, žiūrėkit. Sunkus laikai, nelabai gražus politiškai prasideda po pučio. Šventė. Formaliai šventė. Ne? Nes kadangi, po pučio Lietuva tikrai tampa priklausoma valstybė, nepriklausoma valstybė, ne, diplomatiniai pripažinimai visi tarptautiniai, bet vidaus politikoje tai prasideda raganų medžioklės, persekiojimai žmonių, politiniai susidorojimai prasideda. Ne? Ir tuo metu Brazauskas turėjo sunkius momentus ir per jį labai stipriai mušė. Ir dar atsiminkim, kad dar prieš tai, pavyzdžiui, 91 metais veikė Lietuvoje KGB. Ir jeigu paskaitysim KGB operatyvinę medžiagą, tenais yra tokie dalykai, kaip paveikti Brazauską per partinės struktūras, per lokalės, teritorinės, pavyzdžiui, Akmenės partinė organizacija, ne kitus, kad Brazauskas sugrįžtų atgal į tiesos kelią. Bet jisai atsisakė. Jisai nėjo to keliu, jisai negrįžo tam, jis turėjo daug progų, jis galiausiai netgi sausio 13, žinokit, buvo žmonių, buvo kandidatų, pavyzdžiui, tas pats Vytautas Sakalauskas, kuris buvo pakviestas ir Maskva jį kalbino, kad perimtų vadovavimą tiesiog sausio 13. Įsivaizduokim sausio 13 ir Brazauskas, kuris vien tik tai galvoja racionaliai, Brazauskas racionalus aktorius, ne, veikėjas. Ką jisai turėtų daryti sausio 13, jeigu jisai siektų tik savo naudos, ne? Tai nueiti pasiimti tą valdžią, viskas. Ir didžioji dalis Respublikos žmonių netgi tuo metu galimai netgi palaikytų kažkiek, nes Brazauskas tuo metu būtų autoritetas. Nežinia, kaip ten būtų viskas ir rutuliavęsis, bet vis tik jisai turėjo ne tik tai racionalius pasirinkimus, bet ir tam tikrą moralę ir supratimą, kas tai yra Lietuva, kokia jinai turi būti. Ne viskas jam patiko toj Lietuvoje po 90-91 metų, bet jisai išlaikė labai sunkų egzaminą. Jisai išlaikė nebuvimo valdžioje sunkų egzaminą. Ir būdamas, pavyzdžiui, Prūsijos vyriausybėje, jisai labai daug padarė, kad ir, pavyzdžiui, to paties blokados ekonominės metu. Tai yra gaudamas resursus, ieškodamas resursus per pažintis Maskvoje, pramušdamas tuo metu. Jis dirbo kaip savo, nors jisai galėjo pasijausti įskaudintas, nustumtas, nepripažintas, nurašytas. Jisai vis tiek išliko Lietuvos patriotų ir dėl to aš ir sakau, kad tos emocijos, tos emocinės istorijos, jam suvaidino svarbu vaidmenį ir jis tą dalyką tęsė. Tai čia, jeigu einam iki 92, trečių jau taip pat. Aš tai gal tik šiaip replikuosiu, jeigu jisai būtų kitaip elgęsis, mes apie jį čia dabar nekalbėtume. Tai čia paprasčiausiai tai yra. Ir tiek. Tai, kad Brazauskas yra išskirtinė asmenybė, iš vienos epochos perėjus į kitą, turbūt tokių tarpinių jų yra visur. Kita vertus, mes pripažįstam, kad tai, jis buvo gaujos vadas. Gaujos kaip kompartijos gaujos vadas su visa elgsena ir panašiai. Ir aš sutinku su Saulium, kai sako, kad buvo dalykų, kurių Brazauskas galėjo padaryti, bet nepadarė. Ta prasme, jeigu jisai būtų sumobilizavęs ir galbūt jo buvo toksai, iš tikrųjų, gal čia asmenybės, ar ko jisai save, pavyzdžiui, šitas apsisprendimas, šitoje knygoje labai pristato kaip tokį žmogų, kuris visada atsitraukia nuo konflikto. Arba visada pamatęs konfliktą, jis stengiasi jo nedidinti. Jis save taip pozicionuoja. Gal čia yra vėlyva refleksija, gal čia yra jo, nežinau, gal jo pozicija jau sovietiniais metais.
Bet tai yra akivaizdu, kad galėjo aišku kitaip elgtis, galėjo sumobilizuoti komunistus, kurie buvo aukščiausioje taryboje ir nepaskelbti nepriklausomybės akto, bet man atrodo, kad jam pragmatiškai, pragmatiškai tas buvo naudinga, nes Sovietų sąjungos Maskvoje buvo svarstomos tos konstitucijos pataisos, kur galėjo išvis, kas ten išbraukti, galimybė išvis tapti suvereniom respublikom. Ir dar kiti dalykai. Tai čia buvo, kodėl būtent kovo 11 paskelbtas tas nepriklausomybės aktas. Čia buvo tie niuansai ir galbūt ir čia tos alternatyvos buvo ne tai, kad paskelbti nepriklausomybės aktą ar nepaskelbti, bet alternatyva paskelbti nepriklausomybės aktą ar patekti į didesnę centralizaciją Sovietų sąjungoje. Čia turbūt tokios alternatyvos buvo. Tai, aš matyčiau, kad jisai iš tikrųjų galėjo pasielgti kitaip, bet man atrodo, kad čia aš visame, ką jisai elgėsi, matau labai didelę dozę pragmatizmo, labai didelę dozę noro išvesti Lietuvos kompartiją į tą kitą epochą, išvesti, kad jinai ir toliau būtų, ir jam tas pavyko. Jam pavyko, nes 92 metų rinkimuose ir nušlavė visus tos landsbergistus. Ir man atrodo, kad, iš tikrųjų, aš jo pragmatinį tikslą būtent tame matyčiau. Buvo struktūra partinė, jis buvo jos vadovas ir jis elgėsi kaip tos partinės struktūros vadovas, bet to jisai matė, kad bet koks didelis konfliktas turbūt jam nekenktų. Nes, pavyzdžiui, jeigu būtų įvykęs milžiniškas skilimas, netgi tarp Sąjūdžio ir kompartijos Lietuvoje, tai nebebūtų kompartijos vadas, ta prasme, kažin ar būtų išlaikęs postą, įsivaizduokim, vasario mėnesį 90 metų ar ne, būtų labai griežtai atsiriboję nuo Sąjūdžio, bet rinkimai vyko, apie ką aš čia kalbu, tengi buvo rinkimai metų pradžioje. Ir man atrodo, metų pradžios rinkimai parodė labai aiškiai situaciją, kokia vyksta. Net jeigu Brazauskas buvo labai populiarus, man atrodo, jeigu būtų ėjęs ir konfrontavęs, kad jis taptų aukščiausios tarybos pirmininku, ar ten rinkimai, kaip tu sakai, nauja ar panašiai, pragmatiškai žiūrint, jam turbūt didelės naudos tas nebūtų davę. Kažina, ten viskas taip sklandžiai. Santykiuose su Maskva ir panašiai, nes vienas iš tokių dalykų, ko buvo visą laiką vengiama, čia ir Sniečkaus laikais ir kitais, buvo vengiama to, kad LTSR būtų konfliktai, neramumai ir kažkokie priešpriešos, kurios pasiektų Maskvą, didžiulės priešpriešos. Nes svarbu, kad Respublika ekonomiškai gerai tvarkytųsi ir kad nebūtų nesklandumų, nesutarimų. Tai man Saulius yra irgi analizavęs laiškus, skundus. Tai tie skundai nebuvo labai geras dalykas, jeigu skundai iš Respublikos pasiekia Maskvą, arba jeigu labai daug skundų pasiekia Maskvą, čia buvo labai blogas signalas, arba jeigu kyla kažkokios riaušės. Tai, man atrodo, Brazauskas, kadangi jisai kalba apie tą konfliktų vengimą, jisai ir elgėsi taip, kaip, tokiam centro šešėlyje esanti Respublika, kaip ir turi elgtis. Tai, į kur aš čia vedu, aš čia vedu į tą tokį labai didelį jo pragmatizmą, aišku, toliaregiškumą, bet vis dėlto tas pragmatizmas yra, kaip aš ir pradžiai minėjau, man atrodo, jisai demokratiniai tvarkai, toksai pragmatizmas, tokia elgsena, kurią Brazauskas naudojasi, demokratiniai tvarkai, jinai galiausiai pasirodė, netinkama. Eventualiai, kiek laiko. Jisai buvo tas sovietinis veikėjas, kuris dėl savo gabrumo, dėl savo racionalumo, dėl savo pragmatizmo peržengė tas epochas, bet jisai buvo anos epochos žmogus vis dėlto.
Aš norėčiau dabar truputį čia su tuo laiku, nenoriu truputį apie Bagnerį, nes čia irgi turiu išankstinį įsipareigojimą viso to. Tai gal su tuo labai geras tas pagrindinis dalykas apie tą jau, kai eina tą akimirką jau sugyventi su tą postsovietinė tvarka, kai jau atsiranda ta visa rinkiminė demokratija, ta pliuralizmas, visi šitie reikalai, kur ne visai tai veikia dalykai minimaliausiai pasakius. Kaip ta vyksta sąveika su tuo naujų pasauliu? Ar tai per tuos 22 rinkimus, 23, tai per tą antrąjį premjeravimą 2000-aisiais? Kaip tas visas santykis vyksta Brazausko su tuo naujų pasauliu? Žinot, aš prisimenu vieną žurnalistė yra taip, pasvaičioje pasakė, kad, pamanyk, Brazauskas demokratijos garantas, komunistas, koks čia demokratija, kaip tai gali sutapti, ne komunistas ir demokratija. Bet, žinot, jeigu net ir galvojate apie 92-3 mes matom žodžius, savokas, šablonus tam tikras, komunistas, kompartija, 92-93 metai, ne? Bet pasižiūrėkime į tos demokratus ir kartais galima pasakyti vadinamus demokratus. Tarkim, Zviadas Gansakurtis Gruzijoje ateina kaip disidentas. Ir kur veda Gruzija? Faktiškai į autoritarizmą, ne? Pasižiūrėkime Lukašenką. Lukašenką įveikė jisai kompartiją rinkimuose 94 metai, sutriuškina, ne? Tampa išrinktas, kas jisai dabar yra. Tai kur, ta prasme, jisai įveikė kompartiją. Kuo mes čia išskirtiniai buvom ir tai, kad, Brazauskas tuo metu ateina, žinant visus tuos prieš istoriją, ne? Kai LDP laimi, aš kalbu apie 92-93 metus, ne? Jis į tą prezidento įstatymo rinkimų galių, ne, 99-92 metai, kai buvo projektuojamas visai kitas vaizdas, kad visai kita konstitucinė sąranga, ne, kur prezidento vaidmuo didžiulis, ne, ir kurioje jau buvo matoma, kad Vytautas Landsbergis užims tas pareigas ir taps prezidentu, faktiškai vos ne autoritarinės galias turinčių vadovų, ne. Ir pasižiūrėkime, visai pasisuka kitur, ne, įvyksta balansas, ne, nusvyra kitur. Mes galim, žinot, mums gali patikti, nepatikti LDP valdymas, tas laikotarpis. Mes žinome tą visą istoriją, kaip konservatoriai bandė blokuoti, pavyzdžiui, ir skelbti konfliktą tarp socdemų, tuometinių sakalų, ne socdemų, ir tų būtent LDP, kad nepriimti internacionalą, pavyzdžiui, šito LDP. Vėlgi daug įskelbti vidinių konfliktų viduje partijoje ir ypač socdemus prilaikant tos Andriukaičio, reiškia, būtent Sakalų partiją atriboti nuo jų, padaryti daug labiau savitinių tokių, žinote, ginklų prieš LDP, kas ne visiškai patiko. Tai, žinot, mums gali patikti, nepatikti, bet tai, kad demokratijai tai suvaidino teigiamą vaidmenį, tai aš manyčiau, čia yra neabejotina ir daug dalykų prasidėjo. Ten galima sakyti, vagystė, čia korupcija, privatizacija, atrodo, kažkas minėjo iš salės irgi, bet yra tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, daugelis dalykų, pavyzdžiui, nusikalstamumo sustabdymas, kuris ateina, jeigu žiūrėsim 91-92 metus, kova prieš banditizmą ir mafiją, tuometinės brigadas, tai klausimas, kas čia atsitiko, kodėl taip iškilo ir kodėl tuo metu, kai prisimena tikrai tie veikėjai, kurie kovojo prieš kriminalus, prieš daktarus, prieš brigadas, kodėl tas skyrius buvo sunaikintas, o būtent Sąjūdžio laikotarpiu. Ne Sąjūdžio laikotarpiu, o 91-92 metai iki ateinant komunistam tie vadinami. Buvo faktiškai pakirsta valstybės galia, kažkaip tai riboti, kovoti prieš nusikalstamumą. Bet po to ateina grupė žmonių, būtent LDP laikais įvedami įstatymai ir pradedamas tvarkyti tas banditizmas. Tai daug yra tokių dalykų, kurie buvo atlikta, aišku, daug tenais klaidų, daug situacinių dalykų, čia aš nei ginu, nei ką, nei čia nesi LDP tuometinius arba, kaip sakome, buvusius ekskomunistus, bet tie procesai buvo reikšmingi ir mūsų raidai reikšmingi. Ir čia nematyčiau kaip kažkokios tai įvykių 92 metų, 93 metų, kaip kažkokių traumatinių įvykių. Kaip tik jie buvo labai pozityvus mūsų tokiai socialiniai, ekonominiai ir raidai.
įsivaizduoti 90, čia kodėl 92 metais už Brazauską balsavo, tai galime įsivaizduoti po ekonominės blokados, po tų investicinių čekių, čia, gausybė tokių tiesiog buvo ėjimas į dugną, labai staigus BVP smuko neįtikėtinais tempais, prasidėjo baisi infliacija, tai žmonės, aišku, tas ir su valdymu. Nusikalstamumas pradėjo kilti, bet jisai iškilo, ta banga didžioji 92, 3, 4 metais, bet aš tik tai gal vieną tokį dalyką, čia aišku ne su Brazausku, bet man visada toksai, gal su Brazausku, man visada toksai klausimas. Kai mes vis dėlto stojame Europos Sąjungą ir kai čia dauguma žinom visą tą reikalą, ir kai staiga paaiškėjo, kad mūsų pareigūnai, kurie nuvažiuoja į Briuselį, jie ten elgiasi taip, kaip važiuodavo į Maskvą, reiškia, kažką prišneka nekonkrečiai ten, dar kažką, ir net tų reformų įgyvendinti, kurių pažadų net nežada, grįžta atgal, kaip pavyzdžiui, Kompartijos centro komiteto ten žmonės sakyti, jiems sakydavo, jūs turit pastatyti prie Jurbarko tą naftos gamyklą, aš čia šiaip, truputį istorija kita buvo, pastatyti naftos gamyklą, jie sako, tai taip, statysim, ar paskui grįžti nieko nestato, tai čia toksai, čia kita istorija buvo, bet kaip pavyzdys. Tai čia man tai yra irgi signalas, mes tiesiog buvom tos lėkščio, kad mes neįstosim į Europos Sąjungą tuo metu, kaip Estija ir kitos šalis 2004 metais, ir tai vyko tik tai tada, kai jau susijęme. Galiausiai, kai vyko tas pokytis valstybės tarnybai, kiti žmonės buvo pasikviesti ir panašiai. Ir aš prisimenu, kaip Brazausko yra pasakymas, kokiu reikės skaičių Briuselį tokius ir nuvežti. Tai aš prisimenu šitą pasakymą. Bet tai reikšmė tai kita, kad mes pasieksim tai. Ne. Ir visas tas dalykas, jisai atėjo ir pasakė, kad tai yra bėda su Europos Sąjunga, kad iki tol buvusi vyriausybė nieko nedarė. Ir ta prasme, jisai ėmėsi ir jo vyriausybė faktiškai pasiekė ir NATO, ir Europos Sąjungos narystės. Čia yra jau tavo interpretacija, buvo visiškai kitaip. Ne, čia buvo kitaip organizuota, tada paimti visai išskirtiniai pareigūnai, sukurti grupės, čia organizacinis mechanizmas kitas buvo. Tai čia apie palikimą, mes ir netgi dėl šito ginčijomės. Retorika tai sakė turėjo, jis netgi yra pasakęs, kad išrinko, kad dabar dirbo, patys išrinko, kad dabar dirbo. Tai retorika jis tokį turėjo. Saulius pasidydys. Jo, jisai pasakė, kad aš atėjau tam, kad Lietuva įstotų į Europos Sąjungą. Aš sako, daug klaidų padaryta, aš susirašiau punktus 1, 2, 3, 4, 5, 16, kiek neprisimenu, dėl ko reikia dėrėtis ir susidėrėsim dėl šitų punktų, su šitų dienotvarkė, įsikalė labai aiškiai darbotvarkė ir būtent prie jo pradėjo šitas dalykas stumtėt. Ir dėl to žmonės prisimena jį kaip vieną geriausių premjerų. Nerė geriau žino, nes kadangi bendravo, nors knygas gavo. Aš praktiškai mačiau vyriausybės posėdžius, kuriuose dalyvavau, kur jisai buvo premjeras. Aš praktiškai mačiau, kaip jisai nubuksuoja, numeta iniciatyvas, reformas ir visai kaip istorija. Tai čia aš galiu tau kaip interviu būtų žmogus, kuris buvo. Gerai, čia jeigu kalbame, jeigu neliešėjom, tai čia gal ideologai nesutarimų, čia viskas laiko reikia. Taip, ir čia kaip vienas dalykas, mes iš studentų mokslos draugijos turime Saulius dabar atsakysim visus klausimus. Labai ačiū. Tai gerai, labai viskas čia puiku. Tai manau visiems laiko sumetimais vienas į to palikimą galutinai tokio super-duper pridėti. Galbūt po truputį mes
jeigu išeina darome tuos auditorijos klausimus visiems, manau, visi turi kažkokių minčių, ką norėtų pasigilinti, pasiklausti, tai pradžiame. Tai matėt knygą šitą, kuri išėjusi čia apsimas. Tai tu gali nenešti, aš garsiai galiu papasakoti. Šiaip tai aš, kadangi jau girdėjau pono Sauliaus poziciją, bet man šiaip įdomu, gal turės kas nors iš auditorijos. Nes man du dalykai, kurie kyla į galvą, pagalvojus apie Brazauską. Tai pirmas korupcija, kurį pasakiau, o antras tai yra tas vėliavos kabėjimas, ko šitas skuduras kalbės aš nekalbėsiu. Tai ar kas nors galėtų gal pakomentuoti, iš kur kilo šitas, nežinau, naratyvas ir kas leido jam įsigalėti, nes jeigu tai nebūtų visiškai nieko pakeista, aš tikiu, kad socialdemokratai, gal dabartiniai ir šiaip žmonės, nežinau, turintys švelnesnių jausmų Brazauskui, labiau stengtųsi nuveikti šitą mitą, o gal ne mitą. Tai aš ieškau tiesos, gal kas nors gali padėti, man labai įdomu. Ne, tai tiesą sakant, aš irgi tiesos ieškojau, tai labai gerai, nes ten buvo, kad aš vienoje radijo laidoje užsiminėjau apie tai, kad tai greičiausiai mitas, kad, aš neturiu patvirtinimo, niekas neturi. Ir mes pradėjome ieškoti ir su LRT žurnalistais ir visokiausių žinokit dalykų sužinojome, kad tai yra nufilmuota, kad trispalvėm jau seniai vaikščiojo visas Vilnius. Ir kai klausaisi, kaip žmonės, kaip veikia mūsų atmintis, ne? Kaip lengva sumaišyti 88 birželį su 89 birželį. Ir visiems atrodo, kad 88 birželis buvo tas pats kaip 89 birželis. Ir žinot, kada kartais užmeti akį po tekstui ir matai komentarus. Ir būna ten, reiškia, tokie komentarai. Jėtus, taigi yra vaizdo įrašai, taigi visi sėdėjom televiziją, žiūrėjom, kad televizorių matėm. Kaip Brazauskas pasakė, kad kol tas skuduras kalbės, aš nekalbėsiu. Klausykit, tai buvo didelis dalykas ir, kaip Landsbergis netgi vėliau, jisai ne tai, kad protestavo, skundėsi, kad niekaip apie tą sąjūdžio mitingą niekas nefilmavo ir nepateikė, nebuvo netgi reportažų, nebuvo informacijos apie tai. Tai žinot, bet aš dar labiau pasakysiu, žinot, aš net būčiau norėjęs, sakykime, hipotetiškai, kad Brazauskas būtų tai pasakęs. Nes tai tikrai objektyviai atspindėtų įtampą ir nuotaiką. Įsivaizduokit, jisai atsako už visą. Ten ne Landsbergis pagrindinis, ten ne kiti pagrindiniai. Pagrindinis atsakovas yra atpirkimo galimas požys, sakoma, ne? Ne, gal nesakykime požys. Tai šitas taip, pagrindinis atpirkėjas už visą šitą dalyką būtų Brazauskas. Jeigu būtų liekusios galvos, būtų liekas Brazauskas. Nes jisai vienintelis ir buvo pagrindinis, kuris atsakė už visą šitą dalyką. Ir aš žinau, kad kai mitingas vyko prie ir Lionginas Šepetys pasižiūrėjo iš toli ir pasakė, padalyvavo. Ir daugelis tuo metu iš tuometinės partinės vadovybės jie tiesiog nusiplovė ir jam perkėlė šitą atsakomybę, kuri galėjo jį kaip politiką labai lengvai sudeginti. Tai vienas, va tas dalykas, bet aš žinau ir daugiau interviu dariau, žinokit, ir, kad kalbėjo apie tai akademikas, man atrodo, Jūras Požėla, jisai yra apie tą vėliavą pasakęs, nes jis man interviu ir taip ir sakė, sako, žinai, sako, kai aš užlipau ir pamačiau tą trispalvę ir prie tos trispalvės mano tėvas sušaudė, jisai 26 metais, jo tėvas Karolis Požėla, kompartijos vadas tuometinis, buvo sušaudytas po perversmo, neva jisai buvo pavojingas Smetoniniai Lietuvai, nors iš tikrųjų tai buvo triukas, tai netgi tas triukas tų 4 komunarų buvo suderintas su Maskva, sušaudymas tų 4 komunarų, su Stalinu, viskas buvo susitarta, kad maždaug reikia. Ir matot, kai Požėla prisimena, kad jis sako, aš pasakiau, tokius pradėjau, kad, sako, man netinka tokie dalykai, mes turim kitą gražią vėliavą. Tai tie mitai, matot, dėl ko yra. Jie labai limpa, kadangi, tas dalykas reikia labai atsargiai žiūrėti, tą šmeižtą, šmeižimą, galim daug, šunauja, pavyzdžiui, Landsbergio pasakymas. Vėlgi,
Taigi visai kitas kontekstas žmogaus yra pasakyta, ne? Visai nebe tautą kalbėti. Bet vas staiga prilipo ir toliau tęsima. Ir jeigu pasižiūrėsit komentarus ir kitus dalykus, tai yra voliojama, sukama vėl, nes tai yra labai faina, tai kabina, ne? Tai aš manyčiau, čia yra tas dalykas, tai esmė, ką aš norėjau pasakyti, kad net ir jeigu tai būtų, ne čia svarbiausia, ne? Svarbiausia tai, kad jisai tuo metu sudalyvavo, jisai ant to ėjo ir tai suvaidino labai didelį vaidmenį galiausiai jo politiniam likimui ir visai Lietuvai. Ir yra labai daug prisiminimų žmonių, pavyzdžiui, kurie man yra pasakoję, kad sako, einam, žmonės traukia susirinkusi minę, saugų, nesaugų, primuš, areštuos, ar ne, mes turim istoriją. Tam 6 metų, 7-2 metų kalantinė mes turim istorijas, ne? Kai su bananais buvo čia tas bananų balius, kuris vyko 88 metais, jisai buvo ne vienintelis. Mes turim atminti dar iš kitų tų įvykių. Tai ir yra, ir sako, pamačiau Brazauską, tai reiškia legalu, galima, teisėtai. Aš atsistoju į tą mitingą, stovėjau ir dalyvavau, plojau kartu. Tai va tas dalykas yra labai svarbus. Rokas dar Justinas nori čia pradėkime dėl jūsų. Tai aš gal tokį klausimą norėčiau užduoti, kaip ir bendram kontekste ir Brazauskas ir LDDP per 52 metų rinkimus atrodo taip gerai užčiupė visuomenės pulsą. Nes ta rinkiminė kampanija jų surezonavo didžiai dalį visuomenį. O ir tad, nežinau, kas dabar ten nesąjungis, bet jie ten per tą agresiją varė ir jiem nepavyko, visiškai nepavyko. Tikrai taip, aš matot jau, kai istorikas, aš daugiau, kaip minėjau, iki 90 metų, aš tikrai prisimenu tą pačią nuotaiką, tą patį dalyvavimą, kadangi jau turbūt ne pirmą kartą, kai galėjau balsuoti, nesakysiu už ką statybos. 92 metais, ir po 93 metais, Lozoraičio priešpriešas kartu su Brazausku, labai įtemptus, labai įdomus batalijos buvo, ne? Tai manau, kad jau tuo metu, matot, ir tas noras prastumti prezidentinį valdymą. Ir tautoj buvo jaučiamas toks, kad čia truputį ir pavadinimas, atrodo, dar buvo kudba, tenais konstitutų sąjūdžio, netgi trupinių. Ir tokia buvo jau toks, nuovargis, galima sakyti, ir matymas, kad stumiama tiesiog einama buldozeriu tuo metu, tenais. Kad ne visiškai korektiškai daroma. Ir tokia visuomenė ir buvo. Ir dar dalykas, ką aš jau minėjau, ir nėra išėjo, bet mes su jie apie tai kalbėjome irgi, kad 90 metais, kovo 11, tada kai buvo rinkimai, tai vis tiek žmonės jautė. Ir tai buvo faktiškai nerealu, negalėjo būti. Ir pagal jokias politologijos taisyklės negalėjo būti, kad Brazauskas būtų išrinktas, aukščiausios tarybos pirmininku, nors jis kandidatavo. Bet tautoje buvo toks matymas, kad Brazauskas turėjo būti. Tai yra neteisinga, kad ne Brazauskas, ir išrinktas. Nes tuo metu netgi ir rinkimai, pavyzdžiui, žmonės labai stipriai palaikė sąjūdį, bet jie žinutė sąjūdžio netgi buvo, kad mes einam kartu. Supras, kad mes vieningai einam net ir su tais pačiais komunistais, kad mes einam kartu ir čia visi susikabinė ir Šulskienė ir kiti, Čia, man atrodo, tie vaizdai pafilmuoti, kur yra ant Gedimino bokšto, Tai visi gražus, kad mes einam kartu. Ir tautoje nuomonė tokia buvo. Klausyk, tai jie išsirinks žinomus žmonės, ant jie bus protingi ir aišku, Brazauskas bus lyderis. Čia visi taip suprato. Ir staiga ne. Kaip tai gali būti, Po to mes supratom, kad yra skirtingos partijos, kad vyksta kovos, politinės kovos, kad ta politinė technologija yra žymiai sudėtingesnė. Vieni anksčiau suprato, kiti vėliau, tai galima sakyti, kad buvo ir apsigavusių tokių, ir aišku, bet reikia pripažinti, aišku, kad Sąjūdis tuo metu kiaurai laimėjo tos rinkimus, Tai ten patys LDDP, po to sakė, daug klaidų padaryta yra. Galite paskaityti įdomų Tiesos laikraštis, bet buvo kompartijos laikraštis. Ten matosi analizės tokios pirmosios, kas čia atsitiko, ko mes nepadarėme. Tai tikrai sumaištis buvo. Didžiulė LKP sumaištis jau prasideda 89-90, ten žmonės net minėjo, pavyzdžiui, pirmosius sekretorius rajonas. Nenorėjo užimti tokių atrodytų
aukštų vadovaujančių pareigų. Ne, žmonės jau viskas, jau gręžiasi, sukosi. Tai aš nemanau, kad kaip čia Nerija, nors dabar išėjo nelabai korektiškai kalbėti, bet įrašai jau paklauso. Tai va, Nerija. Tai manau, reikėtų pakomentuoti. Jo. Kad būtų galima mažiau tai jūsų pozicijas. Jo, aš nemanau. Nu, žodžiu, gerai. Tai gal turbūt atsakiau jūsų klausimą, nes aš, tiesą sakant, kai prisipažįstu, aš šiandien nedidelis specialistas esu. Ačiū, Steigai, už atsakymą. Nu, man tikrai Justina turėtų būti, tai... Jo, tai tas yra toks, nežinau, turbūt ne tik Lietuvoje, bet ypač Lietuvoje mes jaučiam tą tipo politiko, kuris eina su žmonėmis kalbėtis. Ir nu, Brazauskas čia gal mūsų toks, kaip sakėt, patriarchas to, bet nu vėliau buvo ir Paksas, buvo ir dabar turim Žemaitaitę. Tai, nu, kiek realu yra lyginti tokius politikus ir aš kalbu ne tiek apie jų požiūrius, bet labiau kaip jie funkcionuoja, žmonių matymą, jūsų nuomonė. Nes, nu, Brazauskas, man atrodo, yra tokioje kolektyvinėje atmintyje, daugumos įstrigęs, kad vardas prisidėjo žmonės, bet ir dabar tas įvardinimas tinka kokiam Žemaitaičiui, tiesiog čia akivaizdis sąsaja, ką tai mato. Tikrai taip, ir labai gera pastaba ir tikrai pastebėjimas labai geras. Aš matyčiau tą bendrumą galbūt ir su Paksu, netgi ne bendrumą, galbūt, sakyčiau, skirtumus didžiulis. Brazauskas niekados neėjo, kaip suprantat, kažkokios tai priešsisteminis arba, sakykime, kritikas sistemos. Jis niekados nebuvo, kad atstumtųjų toks kaip atpirkėjas, eina gelbėti. Jis konkrečiai jisai žinojo, ką jisai daro. Jisai ėjo vis tiek, jeigu jis turėjo labai aiškias užduotis, kad ir premjero tapdamas. Jis turėjo Europos Sąjungos, po to NATO ir NATO kartu. Jis labai konkretus uždaviniai pas jį yra. Jisai nebuvo taip, kad apeliuotų į tik tai į vieną elektoratą. Jis kaip tik apeliavo į visą Lietuvos visuomenę. Čia, jeigu pasižiūrėsime Žemaitaitį ir ypač Paksą, faktiškai ten vos ne religinis elgesys, toks pat. Pas Brazauską to nėra. Va čia reikia sutikti su Nerija. Čia gana pragmatiškas ir gana aiškiai ir kalbėjimas už Lietuvą, už tą valstybę. Tai matyčiau didžiulis yra skirtumas. Ir jisai niekados nepastatė save kaip einantis prieš establishmentą, kažkokį tai. Kad jisai yra iš apačių iškeltas, vos ne kaip, žinot, kažkoks sukilėlių atstovas, nepatenkintųjų užtarėjas. Jisai atstovavo, jisai konkrečiai kalbėjo, jisai laikė, kad turbūt jisai laikė pats save ir kitų buvo vertinamas kaip šitos valstybės kūrėjas. Ir jisai jautė atsakomybę už tą. Ne tik tai už tos, kurie jį palaiko, bet ne tik tai dirbo savo elektoratui, bet jisai matė tą valstybę, už kurią jisai atsakingas. Ir elgesys jau buvo visai kitoks. Aš tik tai vieną klausimą gal norėčiau užduoti. Nes čia buvo ta nuomonė, kad jisai netitinka savo laikų. Aš galvoju, gal iš dalies, iš tos pusės, kad Sąjūdis ėjo į tą tokią partinę sistemą, kas gal visą gyvenimą prabuvo ir prasiliko to tokio, sakykim, valstybininku, nežinau, kaip būtent tokiu žmogu, kuris nelabai gal tik į partiją, ideologiją, bet tokiu gerumu. Nežinau, kažkokia tokia idėja tiesiog išsivystė. Nežinau, gali patvirtinti ar paneigti. Matot, jo, čia jūsų pastebėjimas yra toks. Jisai, Nerija, vis tik atsiųskite įrašą. Tai Nerija, žinot, jinai vis sako, kad aš suprantu jo sakymą, kad jisai buvo LKP žmogus, ne partijos žmogus, partinis žmogus, kuris pertinka, kurio logika, veikimas ir pragmatizmas buvo determinuotas partinis šitos mąstymo, partinio LKP mąstymo. Aš daugiau sutikčiau su jumis, kad jisai buvo vis tik toks distancijuojantis nuo partinių reikalų šiek tiek. Palaikantis distanciją, dėl to partiniai žmonės labai daug vyko nuo faktiškai. Ir laikė, kad jisai nepakankamai padarė, bet ir jų karjerom nepasirūpino kitais. Jisai vis tik matė save kaip šitos respublikos, šitos valstybės lyderis, tai ir skirtingas visai elgesys. Ir turbūt jo tapatybė turbūt vienas iš labiausiai
kaip lyderio išreikštas toks elgesys. Aš nežinau, kas daugiau, aišku, Vytautas Landsbergis kaip yra tautos vadas, ne, ir valstybės, tai dėl to mes juos du ir laikome patriarchais, turbūt. Ir šiais laikais, aišku, na, dabar pastatyti šalia trukdo ir tai, kad jau Algirdo Brazauskas seniai juda, jau daugiau, jau 15-16 metų, ne. Kai jo nėra, jisai negali aktyviai dalyvauti ir ilgą laiką jau negalėjo aktyviai dalyvauti, ne, dėl veiklos ir kitų dalykų. Tai čia skirtingos sąlygos ir apskritai daug kas mėgsta juos abudu lyginti, Landsbergį ir Brazauską, tai iš tiesų ir, kaip Nerija sakė, kad jisai nėra iš valstiečių iš Chruščiovo, bet sąlygos visai kitos. Jisai iš Kaišiadorių miestelio, žmogus atėjęs ir daug ką daręs siekęs pats savo jėgom, ir faktiškai, jeigu žiūrėsim Kauno elito aplinkos, tos kultūrinės aplinkos, tos metoninės establishmento atstovas, paveldėtojas tam tikros kultūrinės. Tai yra, irgi, galima sakyti, startinės pozicijos, šiek tiek skiriasi ir, aišku, ir tai daug galėjome yra elgėsi, politinė elgėsi, taip pat įtaką turėjo. Manyčiau, ir santykis, pavyzdžiui, su Lozoraičiu, mes čia Lozoraičio neminėjom, bet Lozoraičio įtaka kovo 11, kokia didžiulė, faktiškai padėjusi Vytautui Landsbergiui apsispręsti. Vytauto Landsbergio kelionė 89 vasarą į Ameriką, susitikimai. Ir kaip pasikeičia Landsbergis po tos kelionės? Faktiškai visiškai po susitikimų su Lozoraičiu. Visai kita strategija, nuo bendradarbiavimo iki konflikto ir kovos, politinės kovos su komunistais, su Brazausku. Labai daug kas keičiasi tuo metu. Tai mes matome irgi tas visai skirtingą backgroundą, ir aš gal netgi galvodamas apie Brazauską irgi sakyčiau, kad kur jo tas populiarumas, kad daug kas ir įmatė iš tokio ateinant iš vidutinio lietuvio, iš paprasto vidutinio lietuvio, kuris eina, daro, siekia ir viskas, be jokių tokių, sakykime, labiau tokių intelektualių užmetinėjimų, pretenzijų didelių, tas paprastumas, kuris buvo paperkantis visuomenė, nes daugelis atpažino tokią archetipą savo archetipą, tokia elgesį. Nei ta tokia, sakykime, šiek tiek, kad ir labai išsilavinusi, bet vis tiek kažkiek tai arogancija, tokia perskaityti, kad aš esu aukštai, aukščiau, ir distancijavimą, ir pretenzijas į vadizmą. Tai čia, bet aš matyčiau, kad jie abu konkurencija tarp jų ir netgi kompartijos didelis vaidmuo taip pat paskatino kovo 11. Po vasario 7 dienos sąjūdžio jau nebuvo kelio kito, kaip tik tai eiti nepriklausomybę. Ir čia pat deklaruoti, paskelbti nepriklausomybę. Nes faktiškai vasario 7 diena tai buvo taip pat atsižadėjimas nuo bet kokių sąjungų. Žinote, vasario 7 dieną, kai buvo įtraukimas į Sovietų sąjungą pripažintas neteisėtas. Kad Lietuva neteisėtai buvo įtraukta ir okupuota į Sovietų sąjungą. Realiai po šito tik tai reikėjo skelbti nepriklausomybę. Bet tai nekaip nenuvertina kovo 11 reikšmės, aišku. Čia su truputį laiko spaudimais gal truputį sudėtinga. Aš galvočiau, kaip sakai? Tai viena Tai galim daug. Tai galim užduoti klausimus ir bendrą atsakymą. Taip, gerai, pirmas klausimas. Tai viso pokalbio metu mes girdim, kad pragmatikas, technokratas. Ir man gal įdomu labiau, kad po nepriklausomybės, kai buvo galima labiau lyginti su Europos, tarkim, kairės partijomis, ant kiek realiai Brazauskas kairuoliškas atrodė, prasme, lyginant su kairė Europos ir, prasme, kur jau tas vertybiškas kairuoliškumas. Man gal tą apie kaip tik iki nepriklausomybės tas startas tarp 88 ir kovo 11-osios pačioje ir komunistų partijos retorikoje po truputį keitėsi visas požiūris tiek į ekonominį suverenitetą, tiek į politinį suverenitetą. Ir ar Brazauskas, nes jisai pats tapo sekretoriumi tik 88 spalį, bet prieš taigi jau sąjūdis susikūrė ir tos kalbos visuomenėje diskusijos vyko.
ar Brazauskas laikytinas kaip tas, kuris vedė savo partiečius keisti po truputį požiūrį, ar atvirkščiai žiūrėdamas, kaip keičiasi partiečių nuomonė, taikėsi prie jos? Dabar sunkiai tobulą atsakymą. Kiek žodžių turiu? Labai geri klausimai. Na, aišku, Brazauskui dabar prisimenama kritika, kad jisai niekados nebuvo kairys. Jisai nebuvo, kad jisai pakankamai buvo, na, sakykime, toks valstybiškas ir jo toks ūkiškas, technokratiškas, bet ne idėjiškai socialdemokratiškas. Kad jis nevykdė tos socialdemokratinės politikos. Netgi žinom, kad jisai turėjo tokią idėją įsteigti ūkio partiją, tokia visiškai technokratinė partija, visiškai alternatyvė, bet kažkas jį sulaikė, tai gerai, kad sulaikė. Nes jisai buvo, mąstymas jo buvo toks, kad mažiau kalbų, daugiau darbų, reikia imtis, ūkio atstatymo, ekonomikos plėtros, kitų dalykų, tai iš tiesų yra, bet jisai nebuvo galbūt vienintelis toks ir europinėme kontekste, jo geras bičiulis Kvasnievskis, tai Lenkijos, kuris tuo pat metu, tai yra irgi atspindi tam, kaip mes sakom, dėl ko laimėjo LDP. Tai ne vien tik dėl mūsų vidaus aplinkybių, bet mes matome tą švytuoklę, kuri visoje Europoje vyko, ten reikėtų galbūt labiau pasigilinti, bet Lenkijoje tas pats įvyko, tuo pačiu metu dar net šiek tiek anksčiau, tai irgi Kvasnievskis buvę komunistai, Kvasnievskis buvęs, tas iš liaudės partijos, ateina į valdžią. Tai tos bendros tendencijos buvo ir mes prisimenam, kad ilgą laiką, kol tos protesto partijos stipriai neįsimaišė, tai ir buvo šitokia vieni kiti, prisimenam tai konservatoriai, tai LDP arba socdemai kartu jų susivienė, tai labai ryškiai. Tai dabar atrodo, įsimaišo ir Skvernelio partija, demokratai, ir jis buvo valdžioje ir kiti dalykai. Jau ta situacija lyg tai keičiasi, ne? Jo. Dabar jūsų klausimas einant į 88 metus. Tai iš tiesų taip atrodytų, kad jis buvo labai pragmatiškas ir tiesiog rėmėsi tik tai, jisai oficialiai kalbojo, visada sakydamas, ir Maskvai ypač sakydamas, čia ne aš. Ir kai Gorbačiovas jau klausė, tam, reiškia, plenume, apie kurį aš minėjau, tam didžiulėme, kurį talžė, sako, tai Gorbačiovas viršūj sėdėjo, žiūri į Brazauską ir sako, tai o kaip jūsų pozicija asmeninė, jūsų pozicija dėl atsiskyrimo, reiškia, Lietuvos kompartijos atsiskyrimo nuo Sovietų Sąjungos kompartijos. Sako, ką čia mano draugai pasakė, kad reikia taip ir viskas. Tai reiškia, jisai tai atrodytų, kad be nuomonės, bet tai kitaip negali ir pasakyti, bet pačiame atsiskyrimo momente, kada reikėjo skirti, jisai kaip? Taip atrodė, kad jisai remiasi partiečių nuomonę, bet kažkur tos partiečius ir stumė, kad klausykit, tai einam į atsiskyrimą, reikia atsiskirti. Bet aš taip pat, tai žinot, irgi galima sakyti, čia manipuliavimas buvo, bet tai jau vertybinis manipuliavimas, nes jisai to atsiskyrimo norėjo. Nebuvo taip, kad jisai su tuo atsiskyrimu sutiko. Jisai to norėjo, to siekė, čia jo buvo strategija. Bet taip pat jis norėjo pasilikti šansą pasiremti į savo partiečiais ir pasakyti, žinot, manęs nemuškit čia, o kas iš to, kad jūs mane primuškit? Čia draugai, čia kiti draugai už tai yra. Ir jisai labai gražiai nugesino tos oponentus, kurie siūlė alternatyvas programas. Jie pasisakė, bet jisai jų nepalaikė. Tai buvo daug to politinio veiksmo, žaidimo, aišku, buvo, tai jisai turėjo egzistuoti būti. Kitaip politinis veikėjas be to neišliko, bet mes galime išgryninti ir jo paties poziciją, asmeninę poziciją. Jisai tikrai nedeklaravo, išėjęs į tribūnas, kad aš už nepriklausomybę. Jisai ilgą laiką kalbėjo, kaip merė minėjo, apie savarankiškumą ir atrodo, kad išplautas toks dalykas, bet įsivaizduokim jo pozicijoje, kaip tu gali deklaruoti. Galiausiai Sąjūdžio, kada prasideda suvažiavimas 88 metų spalio mėnesį, ar ten deklaravo kas nors nepriklausomybę? Vytautas Landsbergis prisimena, kad jo tėtė išėjo į tribūną ir pasakė, kad mes žinom tą kelią. Tai mano klausimas būtų, o kodėl ne pats Vytautas tada? Kodėl tėtė? Tai matot klausimus, tai viskam yra savas laikas, Viskam savas laikas ir
gerai, kai žmonės mes kalbam apie didžias asmenybės, kurios peržengė savo laiką, bet, žinot, viskam savas laikas gerai, kad neiššokame iš konteksto, nes jie buvo žmonių, kurie netgi Sąjūdžio mitingai, jeigu pažiūrėsit įrašus, tai tenais buvo taip, kad buvo įvardinti, kurie sakė už nepriklausomybę, buvo įvardinti kaip provokatoriai. Kad ir netgi kyrė šurmulys salėje. Buvo ir tokių momentų. Tai atsakant į jūsų klausimą, aš manyčiau, kad jisai laikėsi tokios pozicijos, kad lyg tai remiasi draugais, bet pats tos draugus kartu taip pat į priekį šiek tiek, kad žengtų. Nu, kaip tuo metu mėgdavo sakyti, koja koją, ne? Tai yra tiesiog žingsnis po žingsnį ta strategija buvo, žinoma, ne? Tai jau taip atsakė. Gerai, tai su tuo laiku jau laikas kaip nuostabu, kai kalbėsi apie tokius dalykus labai greitai bėga, tai reikės tikriausiai turbūt čia visą šitą procesą uždarinėti. Jeigu kaip nors taip paskutiniu metu dėl šio klausimo, manau, galbūt nepadėsite per greitai, gal išklausysite žmonės, būsite visuomeniškas, kaip sakoma. Tai gerai, tai su tuo mes ir darysime. Irgi, dėkojame iš SND.